Na, o šiandien knyginėjimuose legendinis gamtininkas, ornitologas ir daugybės vaikų pamėgtų knygų autorius Selemonas Paltanavičius. Jo knygos buvo beje ne kartą išrinktos ir nominuotos geriausių metų knygų rinkimuose, o šį kartą jis atsinešė net 2 knygas - Žalias pelės lizdas ir Žymiausi pasaulio gamtininkai. Tai sveiki, gerbiamas Selemonai. Sveikos gyvos. Tai ar galime pradėti nuo Žalio pelės lizdo? Kodėl būtent pelė tapo jūsų pagrindiniu personažu? Na, tiesiog vienu iš tų personažų. Toje knygoje labai daug istorijų. Ji yra lyg 3 amžių vaikams, kurie pradeda skaityti skiemenuodami, vyresni, kurių dar istorijos tokios trumpos, konkretesnės, ir kitų, kurie gali jau skaityti patys ramiai. O knyga atsirado, na, žinoma, čia viskas apie gamtą, vis tiek veikėjai ir ta pelė, kodėl tas žalias lizdas, todėl, kad ji iš žolių susuka kamoliuką, bet tų žolių nenukerpa, nenukanda ir tas kamoliukas visą laiką žalias. Tai pasakojimas yra apie tai. O ta knyga atsirado todėl, kad lankantis mokyklose, tokių susitikimų būna ne taip mažai kasmet, mokytojai sako, žinot, mes neturime iš ko rašyti su vaikais, ypač pradinukais, diktantų. Nėra tokios specialios literatūros. O gal jūs galit parašyti, aš pradžioje galvojau, gal čia vienoje mokykloje, bet ne. Kur bevažiavau Lietuvoje, labai panašus poreikiai. Taigi, na, čia toks pasiūlymas vaikams skaityti, o mokykloje mokytojams kartu su vaikais rašyti. Mane vis tiek, žinokite, labai sudomino ta pelė. Liktai taip iš pažiūros paprastas, mažas, smulkus gyvūnas, kurių labai nemažai gamtoje yra. O kodėl būtent jūs domina, na, tokie smulkus, tarsi nieko per daug pat neįsiskiriantis, visur sutinkami gyvūnai? Kodėl apie juos norisi rašyti kažkaip ir supažindinti mažuosius? Žinot, gamtoje nėra didelių ir mažų. Tai mums jie dideli ir maži, gamtoje visi vienodai svarbus, užima kažkurią tai vietą. Ir, na, tiesiog tik mes turėtume išmesti visus trafaretus, kažkokius, kuriuos susikūrė, arba mums kas nors įteigė, sukūrė. Ir kalbėti, na, sakykime, aš tikrai esu apie Slieką rašęs. Ir kaip tokį veikėją, literatūrinį. Bet, žinot, net apie Slieką rašydamas, aš naudojuosi mokslinė literatūra ir patirtim, jei nori, na, kad vaikai gautų tikrų faktų ir tikrų, tai nereikia jiems siūlyti tų tikrų faktų, reikia per žaidimą apžaisti, pateikti, na, tada lengviau priima, tada geriau įsimena. Nes, na, vaikams vadovėlio medžiagą labai sunku įsiminti, bet pasakos medžiagą jie įsimena lengviau. Pasakoje gali būti lygiai tiek pat duomenų ir faktų ir tų gamtos, sakykime, visų gyvenimo principų, netgi daugiau nei vadovėlyje. Mes prieš tai jau pakalbėjome, 106 knygelė išėjo iš jūsų repertuaro, skamba įspūdingai, bet kaip jūs per tiek metų sugebate tos vaikus sudominti, juk šiandien vaikų visas dėmesys yra telefonuose, ekranuose. Tai kaip nuo tų ekranų, dabar, na, sakykime, čia gal patarimas ir tėvams galėtų būti, kaip jų dėmesį sudominti ir kažkaip nukreipti į kitus dalykus, na štai gamtą, į knygeles? Tai jeigu jau paminėjot ne tik vaikus, bet ir tėvus, tai, žinot, patarimas tėvam, patys skaitykit. Tada, kai vaikai matys, kad bent jau tėtė, mama kas vakarą su knyga, na bent nors kiek laiko, jie ir patys tą darys. Nekalbinami, tuo labiau neverčiami. Tai čia tas. Na, o taip, iš tikrųjų, telefonas yra, aš manyčiau, vaikams. Didelis konkurentas, ar ne, knygoms? Nelaimė. Na, galbūt ne, nes jis tokių duomenų, tokio faktų nepateikia ir mąstyti jis nemoko. Jis moko žmogų gauti kažkokį tai neaiškų produktą ir ten smegenyse užimti tam tikrą vietelę.
O paskui tas produktas neveikia jam, jis negali iš jo sukurti kažko. O čia dar skatino kūrybiškumą pati knyga. Tai kiekviena visai knyga, kitas dalykas. taip, tuo labiau, kad mano šiaip visose knygose aš stengiuosi, kas man labai svarbu, žinoma, gamta, bet vaikai net nejausdami viso to gauna daug lietuviškų žodžių, pasakymų ir visa kita, nes man pačiam, aš iš Sūduvos, iš Suvalkijos, man kalba yra labai svarbus dalykas ir visą laiką aš džiaugiuosi, kad savo knygose galiu vaikams pasiūlyti tokių žodžių. Jų specialiai neieškau ir vaikams nesukūriu problemų. Bet, iš tikrųjų, tame, sakykime, to tiktokiniame amžiuje vaikams daugelį žodžių yra negirdėti. Pavyzdžiui, susitikimuose, kai paklausiu, kaip vadinasi lietuviškai vienu trumpu žodeliu rudos spalvos karvė, vaikai nežino, kad ji žala. Žala, taip. Negirdėję tokio žodžio. Jie tikrai neaugins tų karvių vėl, bet tai yra mūsų kalbos dalis. Kaip mes pervažiavę Lietuvą ir pamatę žalas karvės, kaip mes jas pavadinsim. Keliaukim prie antrosios knygos, turime dar ir čia vieną tokią žymiausią pasaulio gamtininkai. Tai kaip jūs nusprendėte supažindinti, edukuoti vaikus būtent apie savo amato žmones visame pasaulyje? Iš tikrųjų, aš prisiminiau savo vaikystę. Aš kaimo vaikas iš Vienkiemio, labai trūko knygų. Tokių, kokių man reikėjo, kiekvienas, o man reikėjo gamtinių knygų. Ir dar aš visą laiką, manau, vaikams taip pat, kiekvienam, nesvarbu, kuo jis domėtųsi, kur jo prioritetai, kažkokį turėti savo šviesulį. Kažko reikia, kad bent jau apie patirtį sužinot. O kaip jis tapo tokiu, tai visą laiką, tai čia yra berods 27 asmenybės, garsiausios pasaulyje gamtininkai, ir tai yra ir Etenboro, ir mūsų Tadas Ivanauskas, ir tiesiai sakysiu, kad mūsų Birutė Galdikas, Džeinė Goodall, garsioji šimpanzių tyrinėtoja, ir Džordžas Šaleris, taip pat gyvūnų tyrėjai ir daugybė kitų, kurie, buvo vaikai, lygiai taip pat, kurie iš lėto atrado tą gamtą, tą pasaulį, o paskui patys tapo, galėtume sakyti, korifėjais, bet jie savęs tuo nelaiko arba nelaikė. Jie tiesiog gyveno, nuoširdžiausiai dirbo, bet dar kas svarbu, beveik visi tie gamtininkai, kuriuos čia pristatau, jie rašė ir populiarias knygas, dalinosi. Tai nebuvo kabinete užsirakinę tyrėjai, mokslininkai. Tu turi būti atviras, tu turi pasakot, nes tai yra toks didelis turtas, kad jo niekur nenusineši, tu turi jo pasidalinti. Tai ši knyga, aš manau, kad Lietuvoje tikrai rasis nemažai vaikų, beje ir jų tėvelių, kurie paskaitys ir gal sutvirtins tą savo nusistatymą būti su gamta. O kaip jūs pats apibūdintumėt tikrai tokį įkvepiantį gamtininką? Kokiomis savybėmis jūs labiausiai žavėtės pats, būdamas gamtininku? Turbūt aš vaikams perspėju, sakau, jūs labai visada saugokite žmogaus, kuris sako, aš jau viską žinau. Viskas. Tas žmogus neauga, sustojo. Tikrai taip, nes neįmanoma, be abejo, jokioje srityje neįmanoma žinoti viską. Tas turi būti žingeidumas, pastabumas, gebėjimas džiaugtis, kiekvieną varlę ten dar kažkuo. Ir jeigu žmogus nemoka, negali ant delno pasidėti rupūžiuko ir juo pasidžiaugti, koks jis gražus, tai jam kažkas padarė neigiamą įtaką.
kažkas jam sumelavo, pasakė, kad ji negraži, kad ji gal bjauri. Tai mes neturim turėti stereotipų. Mes turim būti atviri. Ir dabar, išeikim basi į nešienautą pievą, ramiai pavaikščiokim, pamatysim, kiek ten žiogų straksi. Bet, gerai, žiogas, tai pritūpkim, prisėskim, žoliai pažiūrėkim, kaip tas žiogas iš arti atrodo, ką jisai veikia, kas jis toksai, kaip jisai groja, galų gale prie pievos įsitaisę vakare, paklausykim, kaip žiogai groja. Dabar pats žiogų metas. Dabar apskritai fantastiškas laikas gamtoje, ir vakare, ir dieną. Taip, tai jo labiau dar daugam tokia laisvė, sakykime, arba visi dar gali su šeimomis kartu pabūti, dar vieniems iki mokslų dar liko šiek tiek laiko, kitiems galbūt iki darbų. Galų gale, dabar savaitgalis čia pat, žolinė, tai raskim laiko savo, būtent tam tokiam, sakyčiau, nenusistatytam, bet nereglamentuotam iš karto, bet išėjimų į gamtą tokiam. O gal ką rasim įdomaus?